Tai megafolis yra biostimuliantas, skirtas apsaugot augalą realiai tai nuo visokių stresų, kas dabar tai yra labai aktualu. Rudenis jau pas mumis šilti, jau ką visas rugsėjis buvo vasara ir sausa labai. Pavasariai, dar gegužės mėnesį mes turim -9 ir birželį dar buvo šalnų. Tai megafolio tas naudojimas tiek pavasarį, tiek rudenį yra labai aktualus. Taip, ir vasarą šiaip sezonų, jeigu pasitaikys tos tokios nepalankios sąlygos, nes kaip kalbėjom su tavim, tai jisai juk yra ir sausros, ir karščio, ir nudeginimų, tai tu, tarkim, purškimai augalų apsaugos produktais juk yra visą sezoną. O yra megafolio apribojimai, kiek kartų gali būti naudojamas per sezoną, nes jeigu aš pavasarį panaudojau nuo šalnų, o paskui vėl stresas, tai aš galiu jį naudoti? Gali naudoti, taip, gali. Ir tada, o norma? Kaip yra su norma? Yra litras, yra daugiau? Jeigu naudojam su augalų apsaugos produktais, tai mes dažniausiai dedam litrą, galim ir 1,5 dėti, bet iš bandymų rezultatai rodo, kad litras yra gerai, o jeigu naudojame dėl patiriamo streso, tarkim, matom, kad bus šalnos, arba jau po šalnų, tai arba 24 valandos iki šalnos panaudojam 2 litrus ir 24 valandos po šalnos. Kodėl yra tas laiko tarpas 24 valandos? Nes tai duoda augalui pasiruošti, įeina produktas į augalą. Gerai, o po šalnos kodėl nebėgu iš karto purkšti? Nes irgi jis turi šiek tiek stabilizuotis. Pats augalas turi pradėti kažką daryti ir tada jau mes tik tai jam padedame. Nes jisai taip stresą gavęs, turi kažkiek atsigauti. Tai reikalingas tas laiko tarpas. Ir maišymas megafolio su visais produktais visiškai jokių apribojimų nėra, ar yra kažkokie apribojimai? Etiketėje pas mus nurodyta, kad su vario produktais vengti, bet iš tiesų tie vario produktai, mikroelementai, kurie turi kažkiek vario arba jie yra ten chelatiniai išbandyti saugus, tai jie irgi galimi. Tik tai su tokiais aštriais ir daug vario turinčiais. Tai gal gerai, o pavyzdžiui, rapsus purškia nuo pabirų, galim dėti megafolį, nes tie purškimai rudeniniai, nuo pabirų ar ten augimo reguliatorius, tai visais atvejais gali naudoti. Aš gal su tuo aštresniu, tarkim, tokiu kaip agilas, zetrolą gal šiek tiek vengčiau dėti kartu, nes šiaip aštresnis yra herbicidas pats. O su kitais, ten leopardas, fuziladas, šitie švelnesni, tai taip galima. Ir su augimo reguliatoriumi taip, su augimo reguliatoriu, taip, laimą irgi panaudoja, labai puikus rezultatai. Tai o pavasarį tada dar mažiau apribojimų. Visi fungicidai, visi augimo reguliatoriai realiai visą laiką gali naudoti šitą drąsiai, nėra... Taip, ir ypač geri rezultatai kolegų Lenkijoje gauti, kuomet pavasarį reikia trumpinti kviečius. Tai kartais irgi dedamas ir fungicidas, ir augimo reguliatorius, ir kartais tu padegini tuos lapų galiukus. Tai įdėdamas megafolį apsaugai nuo šitų padeginimų. O pavasariniai herbicidų purškimai? Kuriuos tu turi omeny? Apie javus, jeigu kalbant, jau pavasarį pradedam nuo dviskilčių, kad ir su mūsų produktais, su avoksą, su akseliu, mes galim naudoti megafolį. Herbicidai. Turiu omeny nuo dviskilčių, nuo vienskilčių. Taip. Tai iš mūsų turimos patirties bandymai rodo, kad taip galima, bet nes Lietuvoje turim vis daugiau atsirandančių tų atsparių tiek smilguolių, tiek pašiaušelių. Tai gal kol kas mes išsibandykim dar dėl vienskilčių bandymuose ir manau, kad geriau dėkime su augimo reguliatorium, su fungicidu arba purkšdami tik dviskiltės piktžolės. Tada galim dėti megafolį. Supratau, kada naikiname vienskiltės, tada reiks susilaikyti.